Tai jų naujieji metai, Songkranas, didžiausias vandens karas pasaulyje. 3 dienos, kai visas miestas išprotėja, visi tampa vaikais ir trumpam tavo šeima. Visiškas chaosas be jokių taisyklių, tikras kultūrinis šokas. Ir tada staiga tyla. Miestas lyg nieko nebūtų įvykę. Aš tai patyriau Kon Kine. Pasiruošę? Važiuoja. Hoi. Isano vidurys, beveik Tailando pakraštys. Atvykau čia nufilmuoti Songkraną. Tai atvykau į čia pakraštį vien tik tai dėl to, kad pamatyti tą tikrą tokių vietinių naujų metų šventimą, o ne tą tokį, kaip pasakyti, turistų šautį. O dabar tiesiog nuvarysim į Night Marketą, nes man reikia apsipirkti Songkranui vandens šautuvą, reikia apsirengti kažką, nusipirkti ir pažiūrėsim, kuo miestas kvėpuoja. Jūs suvoktumėte, į kokią subinaitę aš čia įlindau, tai va tik čia geriausia transporto priemonė, kurią radau. Negalėjau aplink šitos vietos, reikėjo sustoti. Pažiūrėk, Eifelio bokštas. บินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลริน Einam į apsipirkimo erdvę. Nes aš jau telefonui piniginį įsidėti neperšlampama, tai nusipirkau kitą miestą, nes aš jau esu vienus tajų metus šventės, man buvo kultūrinis šokas, ta prasme buvo geriausia diena mano gyvenime, nes tokia beprotystė vyksta, kad net neina žodžiais įvardinti. Čia kažkokie marškiniai, bet aš noriu agresyvesnių spalvų, biški nuotaikos įneš, nuotaikos. Kažką tokio gal pasimt, ananasai ir gėlytės. Pažiūrėk, čia kaip smagiai hebrytė sėdi. O, man atrodo, radau XXL Regular Fit. 150 batų. How much? Net, sakura ka. Sabunka. Sabunka. Thank you. Nusipirkau vieną didelį užpompuojamą. Vat apie kokią aš energiją kalbėjau. Matot, spalvingi rūbai, kaip įmanoma daugiau spalvų. Čia iš viso, vat, toks kaip lietpaltis iš karto jau. Čia dar vienas setukas moteriam paruoštas neperšlapamas. Telefono dėklas, sakiniai. Žinot, ką pastebėjau? Tendencijos tos pačios kaip ir pas mus. Prieš naujus metus grožio salonai dirba išsijuosi. Dabar yra 9 vakaro. Pažiūrėkit, pilnas salonas. Ar iš viso mačiau vieną vyrų kirpyklą, tai tenai 11 valandą dar zavalino. Tai ar Tailandas, ar Lietuva, tendencija ta pati. Tas automatinis žiauriai geras. Žiūrim, kaip atrodo Kokin vietinio miesto pasiruošimas. Rytoj kiekvienas verslas taps karo stotimi. Kiekvienas verslas, nesvarbu ar tai kirpykla, ar kažkoks mechanikos parduotuvė, visi išsineš cisternas ir laistys vandenį, gros garsi muzika per kolonėlės ir visi švęs. Čia yra pati pagrindinė vieta, kur rytoj vyks visas veiksmas. Kažkur prie kelio, vakarėlis tik tai rytoj, o chebrytė jau pasikūrus. Vidury niekur kažkoksai mašinų parduotuvė, motorolerių va.
O vakarėlį suka jau nebeiškentė, jau vakarėlį suka. Atėjo, sako, alaus gal nori, alaus gal nori. Yeah. Yeah? Be water, man. I will park my bike, okay? Sawadika. Yeah, water. Yeah, water is another. Okay. What is your names? Jockey. I am Mint. Mint Yeah. and you? Yo. Yo. Mint and yo. Nice to meet you. Let's meet you too. What's your name? Mantas. Mantas. Let's meet you. Nice to meet you too. Tiesiog važiavau ir per gatvę jau mojuoja, atvaryk, sako, atvariau. Alaus, sako, gerkim, sakau, ne, šiandien tik tai vanduo rytoj. Chocolate? Thank you. Mint? ขอบคุณครับขอบคุณครับ น่ารักมาก So cute. Thank you so much. Very good. This one, yeah? Yes. So this is your place, yeah? Yeah, Okay. some. I will visit you tomorrow for a beer. I'm stay here 3 days. 3 days? Yes. Wow. Where are you from? You from Konkan? Yeah, from Yeah? Konkan. Jau reikės juos čia rytoj aplankyti. Jie sakė, čia stovės 3 dienas. Nu jo, nes Sagradas trunka 3 dienos, tai jiem čia maratonas yra žiaurus. Ta prasme, jeigu čia jie taip prepartina, tai aš net neįsivaizduoju, kas rytoj dėsis. Neįsivaizduoju, ne. Ahoj, Sonkranas, pagrindinė diena. Žiūrėkim, kaip man pavyks įveikti karo zoną ir ar nesušlapsiu. Camera, set, action! Šaltą vandenį jie pila, mane nervina. Sakiau, kad čia bus beprotnamis. Šaltą vandenį pil, nu kebra susimildami. Policininkas šlapės, pažiūrėk. Net policininkų negaili. Šalta dabar iš tikrųjų. Ganėtinai. Šitam chaose vis tiek gamina maistą, serviruoja alų, žmonės dirba. Žmonės tokiam chause sugeba sustoti, apsipirkti maisto, užkandžių. Crazy. Night marketas veikia pilnu pajėgumu. O čia mūšis, karas, išlikimas. Čia jau yra tokia kaip ir pagrindinė gatvė. Tada dar prie vartų tenai bus didžiausias eventas. Tai vat čia visi dabar bando į tą gatvę įvažiuoti ir pasidžiaugti. Gerai?
Jie su to šaltu vandeniu, tai mane pradeda nervinti jau. Vaisiai pradeda nervinti. Neramiai jaučiuosi, kai mano motorkė čia kažkur pastatyta su elektronika ir panašiai, tai aš varau, prisiduosiu elektroniką į namus, kad man ramiau būtų ir tada atlėksiu čia į tą pačią vietą ir tada jau motorkę padžiausiu arba kažkaip. Nežinau, žiūrėsim. Čia nulis judėjimo visur, ta prasme, visiškas apskritas nulis. Do you have singer? No, I'm Chang. Are you Chang, not singer? Not have singer. Chang. So give me Chang, yeah? Chang. Give me Chang. One Chang. Now my are you cool? Huh? Are you cool? So hot. How much? Do you want cool? Yeah, this one, yeah. That. 60 baht? We made it again. Oh my god, it's crazy, man. Fucking crazy. What the fuck is this? Yeah. With Chang, photo, yeah. น้องมิ้นถ่ายรูปกับแกหน่อยโอเค1 2 3 Kabul ab. Mangiare, šalta, aš biškį pastovėsiu, nudžiūsiu. Yes. Exchange. The change? No, thank you. Kabul ab. Kabul ab. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Have a nice day. God day. Čia visur beprotomis, kad ir kur tu varai, tai aš net nežinau, gal aš čia motorkę savo paliksiu. Nu vis tiek kažkaip ne centre, nes dabar iki namų važiuoti ir tada gal čia kažką galvoti. Nežinau žodžiu, kažką sumatytum. Toks mergaičių pastato gražias mergaitės ir vilioja nusipirkti tauriųjų gėrimų. Thank you so much. Thank you. Lindaučiai kažkokią gatvelę, dabar bandysiu nuvaryti ten prie to pagrindinio stage'o, kur jum rodžiau iš vakar. Atsirado nauja problema. Užsimaniau į tualetą ir ant didelio. Tai žodžiu dabar misija tualetas. Misija tualetas.
Thailand. Do you know? Where? You go to Thailand? Yeah. Where and Thailand. Okay. Okay. Thailand. No, I don't have a Thailand. No there? No there. Ta prasme, aš bandau surasti tualetą pačioj intensyviausiai gatvėje. Tai yra labai bloga idėja, nes, aš šitai šventėje biškį jaučiu, kad esu nepasiruošęs. Bet supratau vieną dalyką, kad, čia yra tas Sonkranas toks visiškas emocijų paleidimas, išliejimas, nes ar tu pasižiūri į suaugusius, ar į vaikus, jie tiesiog taip tą tokią agresiją taip išlieja, nusitaiko į tave. Aš irgi čia dabar tas emocijas į kiekvieną kampą laidau, tai nes aš atsimenu, kaip aš jaučiausi po pirmo Sonkrano, tai atrodo toks restartavęsis, toks nurimęs, atrodo po to Sonkrano, čia vėl galima gyventi, vėl galima džiaugtis gyvenimu. Prasvešiau, kiek kartų gražiai bandžiau klausti, kur tualetas, sako, neturim. Va čia pasisiojau, ką daryti, ta prasme, prašau, neteiskit. Ir čia nėra taip šviesu, čia visiškai tamsu, čia tiesiog mano kamera yra ant super night mode. Aš nežinau, ar aš esu pasiruošęs nuvaryti kitos vietos, nes man čia tikrai yra per intensyvu, tikrai yra labai per intensyvu. I need a toilet. A toilet. Oh, thank you so much. O Dieve mano, čia yra geriausia, kas man įvyko šią naktį. Padedam durytės, kai buvo, nes mes esam džentelmenai. Wow, koks palengvėjimas. Gerai, dabar galiu nuvaryti kitos vietos, kur tau norėjau parodyti. Dabar tikrai galiu. Matėt, yra labai absurdiška situacija. Visiškai neįmanoma judėti. Visiškai neįmanoma. Nei pirmin, nei atgal. Aš jau čia esu tiesiog strigęs. Visiškai. Aš ir vėl toj pačioj vietoj užstrigęs. Celiai pasiduodu. Negaliu tau parodyti tos vietos. Lithuania! Lithuania! I'm from Korea. Korea! Yeah. I'm from Busan. I'm from Busan. Come here. Okay. Have a good day. Okay. Get it! Get it done! Get it done! It's so hot. It's so hot. Whoa, it's so hot, Bob. Very good. Whoa. Delicious, huh? Arai mazap! Taip, čia aš bandau pareiti namo, iki namų. Navigacija rodo 29 minutės. Važiuojam.
Okay. Wait for me 2 minutes. Okay, wait 2 minutes. โอเคเนี่ย Juokingiausia tame, kad iki mano namų dar 28 minutės. Kaip aš pradėjau eiti šitą kelią, buvo 31 minutė. Tai kažkaip, šitas kelias nelabai slenka. Yeah, like a... Nice to meet you. My name Yeah. It's okay? Yeah? Be sielos, esu visiškai be sielos. Antra diena, planų daug, jeigu nėra. Jo, per stipru, man vakar truputėlį buvo per stipru, tai... Tai dabar pažiūrim, ar taksi galėsiu įsikviesti, nes mano motoroleris yra ten pėsti 38 minutės nuo namų ten. Pavalgyti, šiandien varomas esu ant vieno banano, vieno energetinio ir 7-Eleven šlamšto. Va, mano motoroleris sveikas gyvas. Atsimenat šitą vietą iš vakar. Čia dabar viskas atrodo taip, ramu. Bet žmonės ruošiasi. 1, 2, 3, sukaupiam paskutinės savo jėgas, nebūkim seniai ir varau jums parodyti tuos pagrindinius vartus, kur čia turėtų būti bandoma padaryti tokią didelę žmonių bangą. Tai vakar aš jau čia bandžiau prasibraut, bet tiesiog neįmanoma buvo, nes judėjimo visiškai nėjo, judėti ten kaip sardinė, kaip silkė pataluose jautiesi, nes tiesiog negali judėti įstrigęs tarp minios. Pavėlavau gal, nes visi nueidinėja nuo tos vietos. Šita gatvė yra alkohol free zona. Nepardavinė alkoholio.ขอบคุณนะครับเด็กๆอยู่ก่อนนะครับอยู่ด้านหน้าครับขออนุญาตครับวันนี้วัฒนธรรมบอกเสียงดังๆครับโอกาสเดียวกันนะครับขออนุญาตท่านผู้เกียรตินะครับร่วมถ่ายภาพกับเรียนเชิญท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นที่กลุ่มมวลชนนะครับได้ร่วมเก็บภาพนะครับจากในช่วงต้นนี้ก่อนเลยนะครับ Nusipirkau mini picų.แล้วใครที่เล่นคลื่นมนุษย์ขอให้รวย Gatvėj truputėlį visi tokie kultūringesni, taip mandagiau laistosi. Nėra to tokio visiško chaoso. Viskas taip ganėtinai kultūringai. Maybe you know when it's gonna be the human wave. Human wave. อ๋อคลื่นมนุษย์ Yeah, today or no? ใช่ค่ะจะเป็นคลื่นมนุษย์ Here, yeah? Okay, kabukap, thank you so much. Jau dabar prasideda, atėjo mergaitė pasakyti su vertėju. Kur čia stovėt man dabar, blemba, kad nufilmuot? Human wave, here or there?
There? Bodo man jau lauk, nusibodo man jau lauk, noriu atsisės, aš tikrai. Minučių iki namų, let's go! Viskas atrodo toliau nuo tų pagrindinių gatvių, tai realiai miegamieji rajonai. Va jau gatvė užsikimšus jau. Tenai va tiesiog yra mechaniko šopas. Išsinešę. Hello. Stop. Thailand. Where you come from? No English. Lithuania. No English. Lithuania. Lithuania. ก็จะอะไรยังฮะไม่อะไรยังยังเล่นเนี่ยno English no Thai no Thai โอ้บอกกันโอ้แค่บอกกันรู้เรื่องอะ no Thai no English เหรอมึงบักแจ้งเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ย Come on, guys. Prasme tempo, tai jie nepaleidžia. Antra diena varo pilnumoj, mašinos važiuoja su kolonkėm ir panašiai. O aš kaip visada šlapas ir iš mozotas, jau čia tradicija tapo grįžti namo, nusiplauni kameras, pasiruoši rytojui, išsiplauni viską, išsivalai. Kaip aš atrodau, visiškas murzius. Trečia Sankrano diena. Visi linksminasi, o aš ką? Prie darbų. Ką, mano mėly draugai, Sankranas oficialiai pasibaigė. Didesniuose miestuose, labiau turistiniuose miestuose jie visą savaitę tūsina, bet vietiniuose miestuose seka griežtų taisyklių. 13, 14, 15 dienomis. Ir čia yra ta pati gatvė, kur aš pasiklydau ir negalėjau judėti ir visiškai buvau pastrigęs minioje. Tai taip ji atrodo po Sankrano. Žmonės grįžta į gyvenimus, tvarkosi ir bando atsigauti. Matot, gatvės yra baltos, nes nuo tos pudros. Tai čia turėtų didelės mašinos su vandeniu jas anksti rytais plauti, bet gal darys rytoj, nes šiandien dar labai sunku visiems. Chaosas pasibaigė. Ir Sankranas yra toks visiškas restartas savo emocijų
išliejimas, nes kur tik eini, visi tavo šeima, daug labai emocijų sugeri, daug labai emocijų išleidi ir tiesiog toksai kaip visiškas naujas žmogus žengi į naujus metus. Gatvės atrodo kaip po karo. Ta balta spalva, šiaip neturėtų jos čia būti, bet va, visur yra tas jų klei, nežinau kaip lietuviškai, pudra, pavadinkim pudra, va. Žmonės tvarkosi, valosi. Važiuojam dabar pažiūrėti į tą pagrindinę vietą, kur buvo daroma ta žmonių banga ir čia buvo suvažiavę šimtai tūkstančių žmonių iš įvairių kaimelių, iš aplinkinių mažesnių miestelių. Tai aš jau kai išvažiavau, šiandien su savo motorke mačiau jau iš mano apartamentų su lagaminais žmonės. Tai šitas miestas, jis taip slops ir žmonių čia vis mažės. Mašinos motoroleriai dar irgi apmozoti, tai žmonės dar nespėjo nusiplauti tos pudros. Va, pilna šiukšlių. Atrodo čia, kad cemento kažkokia bala, nors šitas ta jų pudra yra, kur ant veido tepa. Bačkos, neišnaudotas vanduo, gėrimai, šiukšlės. Žodžiu, miestas kaip po chaoso. Jiem čia porą dienų reikės susitvarkyti viską. Va, tenai žmonės tvarkosi. Va, plauna gatves. Bando sutvarkyti žymės San Prano. Labai keista atmosfera, dar atrodo visai nesenai čia vyko beprotiški dalykai ir dabar tiesiog tuščia. Ir tos gatvės baltos, taip tokio labai keista nuotaiką duoda, nežinau, sunku paaiškinti, nes ir tas kvapas nuo tų pudrų jaučiasi, žodžiu, labai keista atmosfera. Šitaip dabar atrodo visos mašinos, tie, kurie neturėjo laiko nusiplauti. Mano motoroleris irgi neatrodo pats švariausias. Balta spalva tai nesimato, bet šiaip jisai yra nutepliotas irgi. Čia tepė visur, kur tik tai jie gali. Senos yra ardomos, vandens bačkos tuščios. Darbas vyksta. Kur tik pasižiūri, žmonės dirba. Nespėjau nufilmuoti, važiavo policijos mašina, gaisrinės mašina irgi išmozotos, nes ta prasme San Prano metu visi šlapi. Policija važiuoja, atsidaro langą, į tave šaudo, tu šaudai į juos, ta prasme policija patruliuoja gatvėse, visi numozoti, šlapi, ta prasme, niekas nėra išskirtinis. San Pranas paliečia visus. Pagrindiniai vartai. Per 2 dienas nesugebėjau šitų vartų pasiekti, prasme. Tiesiog žmonių minė yra,
nėra judėjimo, ta prasme, visiškai tai 2 dienas bandžiau pasiekti šitą vietą, bet nepavyko. Viskas, čia yra Sankrano kronikų pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjai. Ir aš dabar kokią savaitėlę visiškai išnyksiu iš pasaulio, dirbsiu, montuosiu, nes reikia 4 video sumontuoti. Čia yra labai daug. Pavalgau pusryčius, pasistiprinu ir prie kompiuterio. Nepamiršk pakomentuoti, pasubscribint ir palaikint. See ya!